pirmosios vietos. Žmogus, kad serginės Nemuno žiedą po žemės ant užpakalinio rato. Ant priekinio jo rekordas yra 117 metrų. Buvęs motociklų žiedinių lenktynių entuziastas ir dalyvis. Dabar berods 3. ir 4. sezoną skinantis pergalės moto akrobatikos varžybose. Aras Freestyle, Arūnas Gibieža. Ir jis labai mėgsta, kai ją paplojama. Oba. Jeigu kas matė Aro pasirodymą pernai čia Baišau Milenium renginyje, turbūt pamenat, kad atsargesnis nei įprastai buvo Aras, nes priežastis labai paprasta. Pernai per Baišau Milenium Arūnas Gibieža buvo ką tik po gipsos, sakykim taip, o dabar jis puikiausios sportinės formos. Tai normalu. Ir ko gero, kaip visada tokiais atvejais dėjotų pasakyti, kad prašome nebandyti savarankiškai kartoti šių triukų, nes tai yra pavojinga jūsų sveikatai ir gyvybei. Arūnui Gibiežai tai niekiek nepavojinga ir jam visą tai daryti labai patinka. Kiek kartų Aras koja palietė asfaltą. Praktiškai tik tai dėl pasisaugojimo. Šiaip jau be klaidelių atlieka savo laisvąją programą ir dar vienas iš jų triukų. Aras Freestyle ir Arūnas Gibieža. Lieka paskutinės pusė minutės. Tai yra kvalifikacijos lyderis. Paplokit jam.